Neseniai buvo išleistas naujas dokumentinis filmas apie satanistų kulto įkūrėjų Jakubo Jaklo nusikaltimus, kuris Afrikoje darė nežmoniškų dalykus vaikams. Ankstesniuose dokumentiniuose filmuose buvo identifikuotos 10 Jakubo Jaklo aukų. Viena iš mergaičių, Violeta, pasidalijo savo istoriją, kaip Jakubas Jaklas ją išnaudojo ir bandė atimti gyvybę, kai jai buvo tik 13 metų. Į jos istoriją sureagavo milijonų žmonių visame pasaulyje, nes žmonės nėra abejingi. Jie gavo profesionalią teisinę pagalbą, o Tanzanijoje prieš Jakubą Jaklą iškelta baudžiamoji byla. Inicijuota oficialiai lėšų rinkimo kompanija, kad ir kitos Jakubo Jaklo aukos taip pat gautų profesionalią pagalbą. Tačiau Jakubas Jaklas nėra vienišas vilkas. Jis gavo visapusišką paramą iš su Rusijos FSB susijusio kulto lyderio Aleksandro Dvorkino. Kai kurie tikrai beprotiški personažai, tokie kaip Irina Kriminovska iš Ukrainos, kuri yra FSB agentas, stojo ginti Jakubą. Kriminovska žinoma kaip šunų medžiotoja, kuri nuodydavo šunis savo malonumui. Maždaug 2017 metais ji perėjo nuo šunų nuodėjimų prie žmonių puolimų. Ji naudojo tą pačią taktiką ir metodiką, kurią Rusijoje sukūrė Aleksandras Dvorkinas, klastodama ir fabrikuodama ekspertų išvadas, puldama nekaltas grupės ir asmenis. Pats Dvorkinas šią metodiką perėmė iš Valterio Kuneto, nacių ideologų, kuris naudojo tą pačią metodiką, kad dehumanizuotų žmonės, kurie buvo užsipulti Vokietijoje 1930 ir 40-aisiais, o visas Aleksandro Dvorkino tinklas, įskaitant Jakubą Jaklą, naudojo tą patį įrankį, tai skatintų neapykantą ir susiskaldymą demokratinėse valstybėse. Jaklas netgi atvirai gilėsi, kad neseniai publikuotose vaizdo įrašuose paskelbė savo ekspertinės kabutėse išvadas apie religinės grupės. Kyla klausimas, kaip šis asmuo gali būti laisvas ir laisvai keliauti po Europą. Ir kaip Rusijos FSB agentų tinklas, pavyzdžiui, Irina Kriminovskaja, Jakubas Jaklas ir Luigi Carvalija Italijoje, vienas iš fanatiškiausių Dvorkino pasekėjų ir kiti, įskaitant Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse valstijose, vis dar laisvai veikia, sėdami neapykantą ir skaldydami visuomenę. Viskam vadovauja Rusijos FSB kuratorius.